Braškutės pyragaitės, uogelių nuotykiai. Gerai, bičiuliai, būtent čia šioje vietoje vyks didysis spinduogių sambūris, kuriame susirinks visas miestelis. Noriu, kad pievas spindėte spindėtų. Visi prie darbo, netinginiaujam. Nagi, pasijudinam, bičiuliai. Pasijudinam. Aš pats. Man pavyks. Aš galiu. Turime dirbti visi išvien. Mums reikės papildomų rankų. Gerai, bičiuliai, sulig 3. 1, 3. Lapai sugriebti. Šaunuoliai, auginukai. Neblogai. Neblogai. Visai neblogai. Ką manot? Paruošiau pirmosios šalnos šventei. Tai mėgstamiausias mano metų laikas. O dabar reikia apsitvarkyti. Panašu, kad paspaudė šaltukas. Padėsiu. Dirbdami kartu baigsim greičiau. Čia kažkokia sena dėžutė. Kažin kas viduje? Atleiskit. Čia knyga, kurią skaitydavom per pirmąją šalną. Taip, ta pati. Joje rašoma apie pirmąją žiemą uogelių miestelyje. Esu tikra, kad visi norėtų išgirsti. Pakviesiu visus miestelėnus į kavinę ir paskaitysiu. Eime, galėsit padėti. Avietėlė, avietėlė. Tu čia? Avietėlė. Tuojau, braškutė. Radau. Ką veiki? Noriu užbaigti savo žiemos kolekciją. Kaip gražu. Originalus ir išskirtinis dizainas. Ačiū. Į šią kolekciją sudėjau visą savo širdį. Tu kasmet pranoksti pati save. Na, jei jau ką nors darai, tai daryk gerai. Siūsiu tol, kol viskas bus tobula, idealu, be priekaištų. Kaip ir sakei, noriu, kad kolekcija būtų unikali, išskirtinė ir dar niekur neregėta. Eime, saldutė, pupsiuk. Leiskite avietėliai dirbti.
Beje, šį vakar kavinėje skaitysiu knygą, norėčiau, kad prisijungtum. Taip, žinoma. Ateisiu. Pupsiuk. Ateina. Kaip smagu, kad atėjot. Užeikit. Prisėskit ir įsitaisykit. Labai laukiau šio vakaro, braškutė. Seniau tai buvo mano mėgstamiausia pirmosios šalnos dalis. Tai tikrai smagus metas. Šventė, spinduogių balius, spinduogių sambūris. Bet svarbiausia, nepamiršti, kodėl ši šventė tokia svarbi. Todėl visada ir skaitydavom knygą Didysis spinduogių sambūris. Joje pasakojama apie pirmosios šalnos šventę. Seniai, kai Uogelių miestelis te buvo mažytis kaimelis, visi sunkiai dirbo, kad padėtų kaimeliui augti. Kartu miestelėnai pasėjo sėklas, iš kurių išaugo didelė ir nuostabi uogų giraitė. Tačiau pirmoji žiema buvo sunki. Spaudė žvarbus šaltukas. Kai kurie miestelėnai negalėjo išeiti iš namų, nes kelius užpustė sniegas. Kai kuriems pritrūko maisto atsargų, kurias kaupė žiemai. Todėl kitiems teko pasidalinti. Su kiekviena diena miestelės darėsi vis šalčiau ir šalčiau. Ir šalčiau. Jauniems augalų ūgliams buvo per šalta. Tada ir buvo išskobtas pirmasis spinduogių žibintas. Svarbiausia buvo, tai spinduogių žibintai atsirado taip seniai? Taip, prieš daugelį metų. Todėl šiandien, kai skobėme žibintus, nežinojau, kad tam yra svarbi priežastis, maniau, kad skobėm tik todėl, kad smagu. Na taip, smagu, bet ir svarbu, nes šiemet įskobsiu patį gražiausią žibintą. Bet pirmiausia, reikia prisiminti, kodėl mes tai darom. Čia rašoma, kad... Einu, jau dabar pradėsiu skobti. Ir aš. O jums neįdomu, kai baigėsi istorija? Įdomu, bet noriu greičiau pradėti. Kam laukti paskutinės minutės? Šiemet pranoksiu pati save. Puikia mintis, paskubėkim. Laukia daug darbo, bus labai smagu. Bet... Regis, istorija jiems nepasirodė tokia jau svarbi. Atleiskit, princesė. Gal tai netinkamas metas, bet vieną dieną tu padėsi jiems pamatyti tikrąją sambūrio priežastį. Žinau, kad padėsi. Neblogai, bet to neužtenka. Dizainas neišskirtinis, nuobodus ir 100 kartų matytas. Šį kartą pasistengsiu iš visos širdies. Dizainas bus geriausias, gražiausias. Ne, ne toks. Taip, taip. Regis kažką sugalvojau. Dar šiek tiek čia ir truputį mažiau čia. Na štai, esu tikra, kad niekas nebus matęs tokio dizaino. Avietėlė? Ką? Ar ten tavo žibinto dizainas? Ne, tai yra gal, nežinau. O kodėl tu klausi? Šiaip vis tiek nemačiau. Nė trupučio? Na, gal akies krašteliu, bet atėjau tikrai ne dėl to. Tiesiog noriu nustebinti. Suprantu, ir aš nustebinsiu saviškiu. Atėjau pasiskolinti popieriaus, kad galėčiau nupiešti savo dizainą. Kaip tik sugalvojau ir bijau, kad jei nenupiešiu, jis išgaruos man iš galvos. Žinoma, ir man taip šovė mintis. Tiesiog staiga atėjo į galvą. Štai.
Šita atrodo nebloga. Gera forma, tinkamas dydis. Paimsiu. O tu, Braškute, jau įsirinkai? Man patinka šita. Ką manai? Tikrai graži. Labas, avietėlė. Ar jau įsirinkai spinduogės sambūriui? Taip. Verčiau bėgsiu namo, reikia įskopti. Kaip keistai elgiasi. Ji nori visus nustebinti savo žibintu. Ei, kur einat? Pas Braškutę. Parodysim vieną kitai savo dizainus. Ateisi, avietėlė? Žinoma. Tik jau tikrai niekam nerodysiu savo dizaino. Ar galiu parodyti pirmą? Prašau. Žinoma, Slivute, pirmin. Prireikė laiko, kol nupiešiau taip, kaip norėjau. Ką manot? Jis beveik kaip mano. Kaip gražus, Slivute. O mano bus maždaug toks. Ir mano. Mano taip pat ir kaip čia gavosi. Pasakysiu, kaip gavosi. Apelsiukė nukopijavo mano piešinį. Bet avietėlė, aš tavo piešinio net nemačiau. Aišku, kad nematei. Tai kaip ji galėjo nukopijuoti? Ji pamatė pas Melinukę, o ši pas Slivutę, o Slivutė pas Citrinukę, kuri matė pas mane. Juk tu juokauji, tiesa, avietėlė? Man tai visai nejuokinga. Verčiau prisėskim ir ramiai pagalvokim. Aš taip ilgai kūriau dizainą. Norėjau, kad jis būtų išskirtinis. Sukurtas specialiai spinduogių sambūriui. Sudėjau jį visą savo širdį. Esu tikra, kad viską galima paaiškinti. Aišku, kad galima. Visos mane nukopijavo. Šiemet sambūryje nedalyvausiu ir neskopsiu jokių žibintų. Bet mums tavęs reikia. Spinduogių sambūris vyksta tik tada, kai dalyvauja visi. Žinai, nenoriu to pripažinti. Bet gal avietėlė buvo teisi? Gal apelsiukė tikrai nukopijavo mano dizainą? Ir aš nenorėjau nieko sakyti, bet pamaniau, kad Citrinukė taip pat kopijavo. Nesmagu taip sakyti, bet nujaučiu, kad Slivutė tikrai nuo manęs nusižiūrėjo. Braškutė, turim bėdą, imu manyti, kad čia tikrai kažkas kažką nukopijavo. Slivutė. Tikrai, tą dieną pas mane buvo Mėlynukė. Aš viską girdėjau. Kaltini mane kopijavimu? Aš tik sakau, kad nuo manęs nusižiūrėjo apelsiukė. Nieko panašaus. Gal tu nuo manęs nusižiūrėjai? Gerai, mergaitės, nesipykit. Dėl ko? Ji nuo manęs nusižiūrėjo. Nieko aš nenusižiūrėjau. Mergaitės. Jos pradėjo vieną kitą kaltinti ir dabar niekas nebenori skopti žibintų. O jei niekas nenori kartu dalyvauti, tada ir sambūris negali įvykti. Bijau, kad teks atšaukti šventę. Ačiū, saldutė. Ak, pupsuk, žinau, kad norit padėti, bet nieko čia nepadarysi. Knygos mums jau nereikės. Pala, dabar supratau. Dabar žinau, ką daryti. Susitikimas. Visi kviečiami į kavinę. Mėlynukė, avietėlė, apelsiukė, citrinukė, visi laukiami kavinėje. Paskubėkite, perduokit savo draugams. Tai svarbus susitikimas. Dabar kavinėje. Braškutė, kas nutiko?
Kas tokio svarbaus, kad liepėjai paskubėti? Norėjau, kad išgirstumėt likusią istorijos dalį. Mes taip ir nebaigėm skaityti. O kam? Juk šiemet šventės nebus. Prašau, pasilikit ir paklausykit. Kai baigsiu, manau, kad suprasit. Saldutė, išjunk šviesą. Kai Uogelių miestelį užpuolė šalta žiema, visi miestelėnai dirbo išvien, kad išsaugotų naujai užsėtą giraitę. Tačiau orai vis šalo ir visi suprato, kad jauni daigai neišgyvens. Tada mažiausiam uoginukui šovė viena mintis. Galėtume įskopti užšalusias uogas, pasakė jis, ir įdėti jas jonvabalius. O kam, paklausė kiti? Nunešime į jas į giraitę, paaiškino uoginukas, ir galbūt jos sušildys daigus. Iš pradžių visi juokėsi iš tokio pasiūlymo, bet tada suprato, kad tai vienintelė jų viltis. Jei daigai neišgyvens, miestelėnai nebeturės nei maisto, nei elektros visame miestelyje. Todėl visi kibo prie darbo ir nunešė žybsinčias uogas į giraitę. Ir jiems pavyko, daigai buvo išgelbėti. Ir tik todėl, kad visi Uogelių miestelio gyventojai atsinešė po žibintą ir sušildė daigus. Visi miestelėnai suprato, kad turi pasikliauti vieni kitais taip, kaip pasikliauna spinduogėmis. Todėl kasmet įrengiamas spinduogių sambūris. Kiekvienas gyventojas išskobė sušalusią uogą ir susirinkę drauge uždega žibintus sustoja ratu. Tai vieningas pažadas, kad atėjus sunkiai žiemai, visa bendruomenė surems pečius ir padės vieni kitiems. Kaip draugas draugui. Štai ką iš tiesų reiškia spinduogių sambūris. O varge, aš tikrai elgiausi kvailai. Noriu parodyti dar kai ką. Matot? Štai čia. Pala. Juk tai mano dizainas. Taip, ir aš tokį nupiešiau. Ir aš. Aš taip pat. Mes nupiešėm tą patį. Greičiausiai pamatėt, kai atidariau dėžutę, bet visai apie tai pamiršo, todėl ir nupiešė tą patį. Mes visos nupiešėm. Bet aš jūs apkaltinau, o jūs nieko nepadarėt. Atsiprašau. Tikiuosi, galėsit man atleisti. Žinoma, Avietėle, jei tik tu atleisi man. Ir man. Mes visos pasikarščiavom. Žiūrėkit. Lauke stipriai šąla. Kaip tik metas kopti užšalusias uogas. Paskubėkit, antraip nespėsit laiku įskopti žibintų. Nagi, pirmin. Kaip atrodo? Puikiai. O mano? Šauniai, tik praleidai vieną vietą. Ar jau visi baigė? Taip. Dar minutėlę. Pranešiu, kad jau laikas. Praneškit jonvabaliams, kad jau laikas. Ačiū. When things aren't looking up and it seems you're out of luck, just think behind the clouds could be a beautiful